Final decision of the referees. 99-91, 190, 99-91, a unanimous decision, and the winner is Red Corner, Eimantas Stanionis. Eimantas Stanionis oficialiai paskelbtas kovos laimėtoju. Ploja visi Žalgirio arenoje susirinkę žiūrovai stovėdami. Eimantai, kuriam raundė, kurio momentu galvojai, pripažink, kada jisai kris? Galvojau, iš tikrųjų treniravausi sunkiai, viskas gerai, manau, kad persitreniravau, labai sunkiai dirbu. Per daug kartais savęs turbūt atiduodu, bet iš tikrųjų pasakysiu, labai tragiškai šiandien boksavausi ir atrodo, kad nežinau. 2-3 metus iš tikrųjų tie mano kalnelė, o visiems noriu pasakyti, iš tikrųjų buvo sunkus etapas ir gyvenime ir jau buvau metęs tą boksą, nežinau, 3-4 kartus ir dabar visada ant klaustuko einu į salę ir galvoju, ar dar myliu tą sporto šaką ar nebemyliu. Ir tiesiog labai sunku. Čia buvo mano didžiausia svajonė sukovoti Kaune, iš tikrųjų, Žalgirio arenai prieš visus. Noriu pasakyti, kad myliu pirmiausiai savo šalį. Wow. Ką aš galiu pasakyti? Jeigu atvirai mačiau, labai daug buvo eventų irgi tiek renginių, niekada tokio palaikymo nesu matęs. Tikrai ačiū jums visiems, kaip ir sakiau. Labai myliu jūs, kurie mane palaikot, kurie nepalaikot, mane skatinat, bet aš labai myliu savo miestą, kaip ir sakiau, norėjau užpildyti savo svajonę. Noriu padėkoti savo mamai už viską, ką jinai man padarė, noriu savo žmonai, kuri rūpinasi mano mažąją, kol aš treniruojuosi ir stengiuosi. Ačiū treneriui, kuris visą laiką šalia ir mes kaip komanda, kaip ir sakiau, kad ir išvykau į Ameriką, vis tiek sakiau treneriui kažkokį laikotarpį, aš kažkur daisiu ir jūs atsivešiu ir būsim kartu, tai mes esam čia Kaune, turbūt mūsų abiejų buvo svajonė. Tiesiog ačiū jums visiems, ačiū rėmėjams, kurie prisidedat prie sporto, žiūrovom, kurie perkat bilietą. Be jūsų nebūtų mūsų, tai ačiū jums.